Internetinėme Naisių vasaros radijuje skamba geriausia lietuviška muzika ir jokio popso. Naisių vasaros radijas vienintelis Lietuvoje kasdieną pristato muzikinius lietuviškus albumus. Klausykite mūsų www.naisiuvasara.lt. Švieski žvaigždėm aukštai, kad naktyje nepaklysčiau, keliavau taip ilgai, vesk ten, kur žali ąžuolai. Švieski aukštai, mano žvaigždė, švieski viena man likai. O, reikia nupirkau atsigert. Klausyk, va, taviškės ir aš nemačiau. Maniškės. Jeigu jau čia tavo humoras, tai visai nejuokinga. Maniškė. Čia joks humoras. Nu, iš tikrųjų, onos tai niekur nesimato. Dingo. Išėjo pabraidžioti ir prašap. Kur negalėjo dingti, susitiko kokia draugė ir kalbasi. Kiek čia to laiko praėjo? 3 valandos, o va prie jūros jos irgi nėra. Nėra gal. Gal kur kitur atsigulė. Negali būti. Ne, o gal, klausykit, gal jinai nuėjo į miestą ir vaikšto po parduotuvės. Piniginė tai pasėmė. Baigtų, ona labai atsakinga, jinai būtų perspėjus. Ne, nu kas čia gali atsitikti be braidžiant? Galų gale, jeigu būtų kas atsitikę, tai per garsiakalbį būtų pranešę. Pakalbėjo apie Dievo kelius ir nuėjo. Palaukit, o gal jinai į bažnyčią nuėjo, ką? Skundėsi, kad karšta. Bažnyčio vėsu, tai gal ten va dabar ir sėdė, a? Jeigu jinai grįžta, tai grįž tik tai čia. Jūs eikit į bažnyčią. Aš čia jos palauksiu. Gerai, klausyk, tai va, aš čia tokį telefoną pigiau nusipirkau, imk. Jeigu kas skambik, žiūrėk, kad vėl nepavogtų. Ėmė, Reginut. Atneš ko nors. O, tai kas aš tau? Tarnaitė ar padavėja? Dar viena grafienė atsirado. Ką, pinigų nenori? O, iš tavęs pinigų ir gaus. Jeigu turėtum žemės Naisiuose arba bent košės galvoje, tai gal ir gautum. Tai sandoris turbūt nepavyko. Ką, neįkalbėjo Anelis. Tai, žinai, gal per mažai pasiūlė. Pakankamai. Siūliau. Žinau, aš tą tau pakankamai. Klausyk, jeigu jau ta žemė tau tokia svarbi, tai galėtum ir daugiau sumokėti. Nu, tu žinai, kiek man mokėt, kiek nemokėt. Supratau. Gediminai, taigi tu žinai, tą, ką nenupirksi už jokius pinigus, gali įsigyti už labai didelius pinigus. Taip, tu teisi. Verkia tas, kas verkia paskutinis. Gerai. Kadangi nieko nedavė, tai kai būsiu milijonierius, prisiminsiu šitą. Tai kur tu dabar? Kur? Kino aktorių atranka. Kur? Aš kaip prodiuseris privalau dalyvauti aktorių atrankoje. O tu gali ten ir neiti. Na, bravo Čeplinui ir bravo Karpuškai. Patiko? Labai patiko. Senai mačiau tokį gerą filmą. Ir žodžių visai nereikia. Tikrai viską labai puikiai supratau. Tikra meilė yra tikra meilė. Ir nesvarbu, tu vargšas ar milijonierius. Būtent. Bet šioj vietoj su Čeplinu nepasiginčysi. Bet ir tavo rekomendacija, Karpuška, mane tikrai labai nustebino. Aš galvojau, kad tu žiūri visai kitokius filmus. Na, kur šaudo, gaudo, žinai, tos vyriškus. O iš tikrųjų mes taip maloniai čia užsisėdėjom, bet aš nespėsiu laiku pasiruošti Gardevučio filmo atranką. Atranką? Aš maniau, kad tave senai atrinko. Ne, aš nelabai ten ir noriu dalyvauti. Iš tikrųjų, mane tik domina visa ta virtuvė ir kaip viskas vyksta. Tai tu nesijaudink, tave ir pats Čeplinas priimta. Na, čia Karpuška, bet žinai, tu turbūt ne tik filmų, bet ir komplimentų meistras. Aš tiesiog grūtą sakau, kaip yra ir viskas.
Čia aušrinė žvaigždė, viena gražiausių žvaigždžių, o ten šiaurinė, ji pati ryškiausia. Čia yra Saulės aikštėj, Saulė. Ji savo grožiu prilygsta aušriniai žvaigždžiai. O čia, matot, yra mūsų Saulės laikrodis. Na, tai tikiuosi, ekskursija jums buvo naudinga. Taip, tikrai jums ačiū, Jurga. Vadinkit mane tu, man kažkaip nepatogu. Žiūrėkit, aš turėsiu bėgti pas Gardiavutį režisierių į tą atranką. Na, jūs su juo susipažinsit. O jeigu ko nors reikės iš manęs, tai žinot, kur mane rasti. Gerai? Ačiū tau, Jurga. Iki. Sėkmės. Ir tau sėkmės. Ei, svajoklė, į ką taip įsižiopsojai? Gal ir mums reikėtų į tą filmo atranką nueiti, Klausyk, tu dirbti atvažiavai ir pramogauti. O jei tave išrinks, tai neturėsi to laiko filmuotis. O po darbo? Po darbo? Kaviniai, šveisi keramiką, tik ne istorinio, o šiuolaikinė. Gerai, kad priminėjai. Taigi mums reikia tą kavinę eiti pas Sigitą. Taigi kaviniai labai daug žmonių, nes tie vyksta filmavimai. Klausyk, ko tu ten taip veržies? Kad arčiau tos Jurgos būtum? Sakai, gal vėl susitiksit? Ne, visai ne. Aš tik bijau, kad ta Sigita mūsų iš namų neišmestų. Tai gal taip dar geriau. Reikės kito prieglobsčio ieškoti. Gal ir Jurga mus priglaus. Sveika! Labas, Marija. Kaip tu laikai? Seniai besimatai. Ačiū, gerai kaip visada. O ir tu tokia besišypsanti? Taigi kitaip sunku būtų gyventi. Klausyk, Marija, ar tu matei tą filmą su Charlie Chaplinu Aukso karštinė? Nu, kažką mačiau su Chaplinu. Tik dabar neprisimenu. Kaip pasakytų Karpuška, į klasiką, kaip į gražią moterį galima žiūrėti ir žiūrėti. Rimtai, čia Karpuško žodžiai? Taip, Karpuško žodžiai. Jis buvo atėjęs pas mane, atsinešė šitą filmą, mes kartu pasižiūrėjome šitą filmą ir, žinok, mane tokiais komplimentais apibėrė. Tokiais, na, su filosofiniu užtaisu, tokius gilius. Žinok, netikiu. Turbūt čia su Giedrim kažką rezga. Kodėl tu taip sakai? Nesupranti, anądien man siurprizą norėjo surengti. Tai pasislėpė Vaclovo namuose, tas prieš kelionę atidavė raktus Karpuškai, ką pasaugotų ūkį. Tai supranti, aš grįžtu namo, atsirakinu duris ir staiga iš šonų pradėjo klikti kažkokie kaukėti žmonės, aš labai įsigandau į polių lauk. Ir nesupratau, čia siurprizą šaukia, ar papjauti norėjo. Nieko sau. Na taip, bet aš galvoju, čia Giedrius sugalvojo, nes tikrai Karpuška negalėjo. Ne, Karpuška tikrai taip negalėtų. Jis tik susidėjęs to Giedrium, dėl to ir atrodo toks kvailas. O iš tikrųjų tai jis labai paprastas, labai nuoširdus žmogus, jis mane labai nustebino. Rūta! Ai, nu kvaitų, ką jau čia. Ir čia jos nėra. Aš neįsivaizduoju, kur jinai galėtų būti. Neįsivaizduoju, negali klaidžioti gatvėje. Tu Vaclovui dar paskambinai? Skambinau ką tik, negrįžo. Ne, tai aš kiek Oną pažįstu, jai nebūdinga be tikslo plaikstytis. Taigi rimta moteris. Žinai ką, man atrodo, einam į policiją, man labai neramu. Neduok Dieve, kas nors tikrai atsitiko. Einam. Nu? Nesuprantu. Net iš tolo nesimato. Tai gal vėluos? Tikėkimės. Bet jie turės išmokti punktualumą. Kinas tai pinigai. Kiekvieną minutę brangiai kainuoja. Ypač brangiai kainavo ta tavo skrajojanti kamera, jo haidi. Bet aš niekaip nesuprantu. Juk skelbime viskas buvo aiškiai parašyta. Kas, kur, kada, kaip. Ir net per susirinkimą 2 kartus viską paaiškinau. Jo haidai. Klausyk, žiūrėk. Ar tik ne Onos pakauštis kyšo, nu? Kur? Nu, va, žiūrėk, ir suknia, spalvos atitinka. Och tu. Nu, tu matai, kas daros, o mes iš proto einam. Nu, klausyk, Ona, tu išduodi. Mes kaip idiotai po visą Palangą tave akis išpūtę ieškom, Vaciai kaip paminklą kantrybė kopose palikom laukti. O tu čia sėdė šipsaisi, nu? Nu, kas atsitiko?
O mane dailininkė pastebėjo. Sako, koks įdomus veidas, pasisiūlė nutapyti, pasodino čia ir sėdžiu jau kelias valandas. Net pakrutėti neduoda. O tai ką turėjau daryti? Ką daryti? Nu tai galėjai kaip nors mus perspėti, pasakyti, aš nežinau. Tu mes po visą palangą tavęs čia suplūkę, ieškom. A tu čia sėdi kaip Nu tai kaip perspėti? Taigi mano vagis nujojo mano tašę su visų telefonu. Nu. O čia taip maloniai pakvietė. Viskas gerai. Svarbu, tu sveika, gyva. O dabar sėdėk ramiai, kad portreto nesugadintum. Nu duoda. Duoda, ne? Man čia kažkaip viskas įtartina. Kodėl į filmo pristatymą susirinko tiek daug žmonių, o į atranką nieks neatėjo? Čia viskas labai paprasta. Žmonės išgirdo, kad jokio atlygio negausi viskas. Elementaru. O man atrodo, kad čia tiesiog pasirodė kaimo žmonių kuklumas ir viskas. Tai su aktoriaus darbu nesiderina. Reikia turėti talentą, norą. Galų gale reikia žodžius išmokti, įsijausti vaidmenį. Ir viską už ačiū, ne? O tu kaip užsikirtusi plokštelė? Aš ir turiu būti užsikirtusi plokštelė, aš prodiuseris. Finansai tai užsikirtusi plokštelė, suprantai? Nebūtum išleidęs su savo 200 000 ant savo to skrajojančio objektyvo, tai čia dabar nežinau, kiek čia būtų šitų prisirinkę būsimų aktorių. Ir nuogų plikų išsiskutusių visokių. Gerai. Rūta, Marija, jūs tai tikrai jau apsisprendėt. Dalyvaujat, ar ne? Rūta, tai tu tai tikrai. Aš tau pagrindinį vaidmenį. Na, nežinau. Būtų įdomu. Gal aš kokiam mažam vaidmenukui? Aš tai gal ne. Bijau kamerų. Nu tai kameras gi nesikandžioja. Bet yra neapdraustos. Neduok dievė kokiai kūtvelai. Apvers ar palies tą propelerį ir sudaužys kamerą. Čia reikia, kad pagrindinio vaidmens atlikėja mokėtų su tą kamerą elgtis, jaustų ją, supranti, atsiduotų ją. Nu tai ką aš ir sakau. Juk nėra naisiuose tokio žmogaus, kuris mokėtų elgtis su kamera. Yra, tik tai vėluoja. Kas? O tu nustok čia pliurpt, geriau pagalvo, kaip man atsidėkosi. Jau kelintą kartą aš tave iš bėdos traukiu. Ir man kokiais nors padėkos raštais ar popieriais čia neatsiknisi. Jau haidai. Kur tu? Tai kur tu dingęs? Ilsėjausi. Tai ko namuose nesilsi, a? Vakar per toli pasirodė. A tai ko atėjai? O aš atėjau tau padėkot. Va, buvau nuėjęs pas Rūtą ir mes pažiūrėjom šį filmą Aukso karštligė. Greitas. Nu ir kaip padarė įspūdį? Nežinau. O daugiau neturiu ko parodyti. Nu kaip taigi. Tugi tikras kino asas. Ai, kad nežinau. Tavo venomis tiesiog kinas teka. Dabar tu ir toliau per kiną varyk. Kaip per kiną varyk? Tai ką tu man siūlai surinkti gal kino kolekciją? Kino teatrą ją pasikvies? Taigi va, Gardievutis dabar, o Jėzus, kaip galva plyšt. Gardievutisgi dabar kiną daro, tai prie jo prisijung. Nu? Tai kad aš prie to kino ten visiškai ne prie ko. Įsijaustum į vaidmenį. Jeigu kinas turėtų pavardę, tai jis būtų Kinas Karpuška. Arba Kinietis Karpuška. Jeigu kinas turėtų pavardę, tai jis būtų Zigmundas Kinas Karpuška, o ne Kinas Karpuška. Tai aš jau ir eisiu, ir paspėjau reikia nueiti, tai su Dievu. Tai mes irgi greitai kilsim. Tai gerai, iki kitą kartą tada.
Tai ir atėjo mūsų žvaigždė. Auksė, geras, tai kada tu grįžai? Neseniai. Galvojau, ko čia užsimti. Va, tetukas neduoda jokių darbų. Tai nusprendžiau pabandyti aktorės duonos. Duomenis tai turiu. Ir vaidinti moka. Bet jinai yra vienintelė kandidatė, o aš iš vienos kandidatės išsirinkti negaliu. Tai kas, kad viena, ką? Tai dar geriau. Mažiau laiko reikės visokiams ten bandymams, svarstymams, ką? Ne. Aš vakar iš 100 karvių išsirinkau 2 kandidates, o čia iš vienos. Ir ką tu čia dabar vėl sugalvojai, ką? Fantazuoji, galo nėra. Tai ar aš kaltas, kad mintis man pačios į galvą lenda ir ramybės neduoda? Nu tai palauk, kas čia bus? Tai va čia aš labai, žinai, rimtą dalyką sugalvojau. Senovės baltų areną pastatyti. Amfiteatrą. Amfiteatrą? Aha. Naisiuose? Naisiuose. Kaip Koliziejų. Oi, pala. Aš tai galvojau, kad tik tai kokio 100 metrų skersmens padaryti. Bet kaip Romos Koliziejus, taigi būtų įdomiau. Kiek aš pamenu, tai Koliziejus kažkaip elipsės formos. Aha, ten tokia lyg elipsė, taip. Palauk, kur dabar tu čia Naisiuose tą Koliziejų statysi? Kaip, kur? O tu pasižiūrėk, kokios mūsų lygumos ir kaip visi piliakalniai prie jų dera. Ką? Nors dideli, bet vis dėlto dera. Tai piliakalniai. Piliakalniai tai čia gamtos surėdyti, ledynų sustumti. O ir mes sustumsim, supilsim. Žinai, aš dar čia tik tai nepabaigiau, bet kai pasakiau šitą idėją... Palauk, iš ko tu supilsi, iš kur tu tiek žemių imsi? Tai aš tau sakau, dar reikia viską apskaičiuoti. Bet kai idėją pasakiau profesoriui Vygintui Vaitkevičiui, tai jam labai patiko. O kai aš pabaigsiu viską, apskaičiuosiu, tada nueisiu per spijų. Ir mes ten pasitarsim. Tai žinok, jaučiu, visa širdimi jaučiu, kad bus Naisiuose senovės baltų arena. Bus. Na gerai. Mielasis, kada tu nusiraminsi? Ką? Va, kai grabelį gulėsiu, baltasias rankelės ant krūtinės susidėjęs, tada ir nusiraminsiu. O dabar tai dar pakentėk. Molinį balandį, tu gardevūti. Pas tave atėjo vienintelė kandidatė, tu tą pačią pravirkdai. Atsiprašytum bent. Jeigu ir ant kelio atsiklaups, tikrai nebesutikčiau. Man reikia važiuoti, klausyk, krūva darbų, pavežti tave namo. Tu važiuok, aš dar pas mamą užeisiu į kavinę. Gerai, aukselį, tu mano. Dūda! Gardevūti. Gardevūti, na neužsispirk taip, nu Auksė tiktų. Ji ir graži, ir gerą balsą turi. Ar aš ką sakiau? Gal ji ir būtų gera aktorė, bet aš iš vienos kandidatės išsirinkti negaliu. Pasakysiu kam nors, dar korupcija tars. Kokia korupcija? Čia pinigų iš vis nėra. Na ir kas? Bet atranka vis tiek turi įvykti. Jeigu reikės, aš ir pats su kitais žmonėm pasikalbėsiu. O aš iš vieno kandidato išsirinkti aš negaliu. Viskas man čia aišku. Gardevutis renkasi ne pagal talentus, o pagal simpatijas. Turbūt kažkas į atranką neatėjo. Jo, žinau, aš tas istorijas, kai režisieriai permega su aktoriam. Aš abejoju, ar Gardevutis ką nors norėtų nusitemti Lūno. Auksė, vaikai, kas tau atsitiko? Aš nenoriu net prisiminti. Gardevutis mane karvę išvadino. Gardevutis tave pavadino karvę. Nusiraminti ir pailsėti.
Auksi, vaikeli, nekreiptų dėmesį tą pliuškį. Nu, būčiau žinojus, aš būčiau jam prie visų akis iškabinus. Mama, tu Ievutę pažiūrėsi? O kur jinai yra? Namie palikau miegančią. Namie, vieną. Tai aš noriu dar čia pabūt, pasižmonėti. Kada tu palikai? Senai? Neseniai. Auksi, nu negalim taip vaiką vieną palikti, tu bėk namo. Taigi jinai gali iškristi, jinai gali atsibūsti, galvą praskelt, nu negalim taip vaiką vieną palikti. O tu negali? Aš čia turiu būti. Birutės nėra, aš viena... Aš negaliugi studentams palikti viską čia. Bėk, Auksi, bėk namo. Kaip sekasi? Nekaip. Nieko šūkės laimė neša. Kas žin. Tai kas čia nutiko? Nu, tu pažiūrėk. Nu, jų negalim ne minutę vienų palikti. Rankos dreba. Taigi tu archeologas. Nu, nepykit, visiems pasitaiko. Nu, senoliams gal ir pasitaiko. Aš sutvarkysiu. Nu, žinom, nu, negi aš šūkės rinksiu. Eik, ten šluota yra. Sutvarkyk viską. Auksi, vaikeli, bėk namo. Aš negaliu palikti kavinės. Nu, togi matai, nu. Matai, kokia situacija. Nu, bėk, vaikeli. Jie man viską aukštim kojam apvers čia. Nu, tai iš akių matau, kad ne kaip sekės. Tu įsivaizduoji, buvo tik viena kandidatė. Eik tu. Ir žinai kas? Kas? Auksė. Auksė? Grįžo? Turbūt grįžo vien dėl mano filmo, bet aš jos ten neimsiu. Bet tai kodėl tu jos neimsi? Man nepatinka su ją vaidinti. Ir aš nemanau, kad ji yra tinkama. Kažkokią mandrą vaidina. Birutė, dalyvauk tu, ką? Ai, ką tu čia dabar kalbi? Man tai gyventi nesinori, o čia ką be kalbėti apie vaidybą filme. Aš tau padėsiu, kuo tik galėsiu. Nu, prašau. Už grakščius prajovus žemės, už turtus pasaulio grožį man, mielesnis ir brangesnis vien, tik tai naisių kampelis, daug kampelių.